Gerbiamas kolega, ką manote apie Harry Potterį? Kažkoks pyderas daunas su akiniais, kai koks glušas. Matys į bičiulpys spermą geria kiekvieną dieną. Va, turiu tai kažkokius dar burtus, kad seksas geriau eitų, jį paleidžia. Žiūrėkit, aš turiu tokios medžiagos gavau. Harry Potterio nuotrauką, kaip jisai mančiakas, nesveikas, įsižergęs kažkoks. Tai šimtokį irgi šau. Ir va, ir dabar kalbam, mes šiam pakišinėsiu to. Jis būtų galėjęs būti Harry Potteriu ir tapo juo. Jenneris Jasonas Gaidys gimė 1889 metų Liepos 100 dieną Kalabibiškio kaime. Jo aktorius Kerveroje tėvai suvaidino nemažą vaidmenį. Savaime aišku vaidmenį, kad jisai Pimpalas ir gimė toks debilas kažkoks. Ne, išlindo, kiaulės išlindo, kaip jūsų ūsai. Kas buvo jaunasis pydaras Pydarauskas išėjo į sceną su Kalabibiškio kaimo bežionėlės kostiumu. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kada jis dalyvauja mokyklinėme vaidinime. Savaime aišku, nes jisai pamatė, kad jisai smaukosi, neleido jam toliau vaidinti. Kartą viename interviu aktorius prisipažino, tai čia mums prisipažino, kad jisai smaukosi ir debilas yra kažkokius Kalabibiškio kaimas. Tai jau kaip jūs smaukotės? Savaime aišku, pasijungiu prie razietę įkišu, tada man pakrato jį. Gerai. Bijot, kad į televiziją nepakiltų vaizdajuostė su, kaip jisai, ten, matėt, kaip pro kiną, per tą televiziją, kaip jisai ten porno filme filmavosi. Tai jo, aš dar padėjau. Nesusektų, jis filmavosi Britney Spears. Kadangi tai buvo plika piešyvą atratinau. Jo debutu. Jis neturėjo su kur akių dėti iš gėdos. Aišku, 1990 metais Duchas Duchiauskas, kuris vaidina Harry Potterį ekrane, jis suvaidino jaunąjį Pimpalą Duchą nesveiką. Žiūrovui šis filmas patiko. Nes kai jis pirmųjų 2 filmų apie Harry Potterį, jau prasideda Harris Potteris ir Pydaro taurėna, hui primyšta ten atsisarmuota. Haroldas hui paryšyva, kai ten Danielis Jacobas jo vardas. Redcliffas gimė. Redcliffas? Raudonas klipas? Ar raudonas bybis? Toliau. Harry Potterą. Kas čia per tą Harry Potterą? Filosofų asmens. Tai gal jūs atverskit žurnalą? Atvertėt, dabar jau gerai, skaitykit. Hur harama, Harry Potteris. Jūs atverskit žurnalą. Kolambusas netikėtai aptiko vaizdajuostę su filmu Davidas Copperfieldas. Pydaras. Ir pakvietė Deną, kokius dar Denas? Ne. Kojinių Denus tokius. Kojinių Denus. Į atranką. Aktorius Harry Potterio vaidmeniui atlikti atranką tęsė jau 9 mėnesius. Tu man jau nusibodai. Mes ten pisomis 9 mėnesius, ką tu nori čia. DVD disko Mindreding, kažkas Pydaras ir Eksmet. Tu smauksi. Čia kokia aš radau vakar filmą apie Harry Potterį. Asiliuko modelis. Va šitą va. Va tavo. Asiliuko modelis ir Lapinas šūdasnukis. Lapinas Renardas kažkoks. Pagrindinė karas. Jo. Šiaip tai čia... Duokit, aš dabar... Gerą medžiagą. Duokit, aš dabar paskaitysiu taip. Jūs nesiginčykit su manim. Aš jų paskaitysiu. Jūs manim nesiginčykit, norit vėl įstraukti. Grand Prix festivalą Anima. Tu nori vėl įstraukti botagą ir užmoši iš šikmę, ką? O norės tu su nančiokiai? Nenori, ačiū. Tai va. Grand Prix festivalą Anima. Gerk tu savo germą. Ger. O, jau atsigėriau, gerai toliau. Ačiū. Nesiginčykit, ponas
Anima. Viską, nesiginčyk. Ai. Viską, tu. Taip. Viską, nesiginčyk su manim. Nesiginčyk. Nesveikai. Nesiginčyk. Nesiginčyk. Aš skaitau. Aš surinkau medžiagą. O! Aš surinkau medžiagą. To jūs gausit nuo manęs. Jūs nukentėsit nuo manęs. Jūs mane gaidinat. Jūs davai gaidik. Negaidik, tu gaidžio. Tu davai gaidik. Nu tai pasisukit. Aš dar negaidysiu. Nu tai pasisukit. Nu gerai, aš dar negaidysiu. Tu manęs nepagaidinai. Tu, imk tą žurnalą, tu. O, labai skanu. Lopetą tu. Eik iš čia, valkatą tu. Aš galiu. Nesirodytum, valkatą. Vonis čia. Vonis studijos, valkatą tu. Vonis studijos. Valkatą, vonis studijos. Pasirašė narės reikia. Vaistų širkė. Oi. Aš čia. Jūs valkatą. Vykti žiūrėti, ką palikot. Pasiimkit. Ne, čia mano sargis. Valkata, jūs eikit iš čia. Ko jums čia reikia? Noriu tave pagydinti. Eikit iš čia, valkata. Eik iš čia, kad tave atirodytum. Tu, mažas skiauteriau tu. O, tik mano kojinės. Eik iš čia. Aš tau tu tavai. Eik iš čia. Eik iš čia. Einu. Eik valkata iš čia. Einu. Žiūrėkit, ką padarėt, valkata jūs. Tada gaidina valkata, tu eik iš čia, lopeta. Jums patiko? Eik lopeta iš čia, nešneku su tokiam valkatam kaip tu. O aš nešneku. Eik, ša!